Pradžiai tai vis tiek tai buvo turbūt standartai kokybės mūsų visai kitaip suprantami, natūraliai augant, įsigijant kažkokį tai įrengimą, tu įdėdamas mažiau savo tų darbo sąnaudų, darbo laiko, tu gali tiesiog sudėtingus sprendimus padaryti greitai ir paprastai. Tiesiog tai reikia konstruktoriui nubraižyti, teisingai aprašyti ir paskui jau ten nereikia, nežinau, kaip pavyzdys, ten rankom lankstyti, ten šlifuoti, ten dar kažką daryti. Jeigu teisingai konstruktorius padaro brėžinius, CNC staklės padaro ten šablonus, mazgus. Šitos optimizacijos visos darbų pasiskirstimo, atsakomybių turėjimą, šitą jam labai, gan ilgą kelią. Tai čia buvo 5 ir 6 metų procesas. Šitą su vadovu kartu darėme, dėliojame šito. Čia mano toks net darbo iššūkis, kai buvo, kai aš, man buvo įdomu labai, turėjau tą patirtį dalinę, dar sėmiausi čia ir paprasčiausiai tą visą sistemą dėliojame. Vartotojui tai leidžia tą, kad tikrai tas baldas jisai bus ilgamžiškesnis, tvirtesnis, dizaino galimybės visai kitos atsiranda, nes jeigu tu neturi kažkurių tai tų įrengimų, kažkokių galimybių padaryti, tai tiesiog kiti baldžiai arba to negamina, arba tai kainuoja, nes rankinis darbas tikrai gan brangus. Tai tos visos technologijos leidžia pagaminti sudėtingus sprendimus su mažesniais kaštais.